einu į parduotuvę. Ate, palauku kam. Taigi mes nieko nebeturim, šaldytuvas tuščias. Bet taigi aš internetu užsakiau. Šitą vakar skambinau, tu taip man ir neatsiliepi. Aš kai tau per Skype'ą rašiau. Nemačiau. Štai, dabar mano koncertas baigtas, dabar galite prašyti manęs autografų. Tai, kur jis eina? Anksčiau būdavo tiek pilna autografų prašo ir panašiai. Mesgi tavo nėra ir visą kitą per internetą surandam. A ne? Nežinau. Tu bent žinai, kiek tu prašinėki telefonu. Šį mėnesį paklojame 283 litus. Ar tau atrodo, kad tai normalu? Gerai, nebesišnekėsiu tiek daug su tuo telefonu. Taip, nebesišnekėsiu, nes aš iš tavęs jį atėmiau ir paslėpiau. O gal tik tada, kai išmoksi tinkamai elgtis, gausi geras pažymius mokykloje. Gerai. Nelauk čia ant manęs. Alio, durnas, nežinau, kad aš atsarginį telefoną turiu, pasislėpus tūlikį. Pip. Alio? Dafne, labas, ar tu žinai, kokia šiandien parduotuvės karalienė? O, labas. Žinai, ką norėjau tave pakviesti į šiandien vykstančią kultūros centre Pėdsekiuko galeriją. Pėdsekiuko? Nu jo, nenori ateit? Vai, kad žinai, kad aš tos paveikslus visus internete žiūrėjau, man kažkaip dabar lyg ir nebeįdom. Tai ate? Nu, o ate? Žinai, tada jis apsirengė tos kelnes ir jam pankšėtų rusikai. Bet aš žinok, turiu geresnę naujieną. Aš vakar girdėjau iš vienos tetutės, kad susprogo Intapolyje viena bomba. Ar niekas nenukentėjo? Nukentėjo. Apie 30 žmonių nukentėjo. Tai teroristai? Taip, teroristai. Eikit plėtkų bobasius, aš tai viską Delfi pasižiūriu. Wow, I feel good. I knew that